Dabar atsukam laiką atgal ir pažiūrėkite, ką dar gero nuveikėm Kroatijai. Atvykom į dar vieną miestelį, pavadinimu Primoštenas. Kaip ir visi beveik miesteliai, kurie yra arti vandens, tai jie labai žvejybiniai. Inkarai kabo, žvejoja, paukščius maitina. Bet šitas miestelis yra Kroatijos paplūdimių miestelis, galima sakyti, labai mažas miestelis, bet taip traktuojama, kad turi 10 paplūdimių gražiausių. Pats senamiestis visai fainas, mažiukas, bet kas yra įdomu, kad jisai anksčiau buvo sala. Ir vėliau po karo metų buvo padarytas jau tada kaip senamiestis ir buvo privažiavimas toksai. Šiandien labai nepasiskaičiavom laiko, tai viskas gavos taip prabėgom, nes turim važiuoti į kitą vietą, ten tokių dalykų, apie kuriuos bus video gale vis tik tais papasakota, o dabar grįžtam po kelių dienų į Primošteną, kurį parodysim jums labiau. Ne po kelių dienų, kaip planavom, o po kelių savaičių, bet už tai žinom, kas mūsų laukia. Kas bus šito video pabaigoje, tai buvo tikrai fainai ir pamatysit patys toliau. Dabar va. Grįžom į tokį miestelį, kur važinėjo gatvytėm ir einam pasižiūrėti, ką nespėjom pirmą kartą padaryti. Čia vyksta? Paragaujam, paskutinį gerybę įstingas. Skurdėliukas. Ką saldė. Radom bažnytėlę, cerkvę kažkokią. Yra kapinės, taip įdomiai, nes, neblogą vaizdą visada turi. Čia labai, bent man smagu, kad čia labai daug kačiukų. Ant kiekvieno kampo gali kačiukų. Ai, tu nuo šitų katinai. Trūkom šis tais katinai. Gražiausi Primoštene paplūdimiai. Prieš savaitę buvo sudarkyti. Buvo, kiek žinom, kažkokios enduro varžybos. Tai smagu dabar toks nuotykių parkas. Ne, tai yra dar metai sudarkyti kitą sezoną, tai čia tik mums tenka tai pamatyti. Dar norėjau pakilti su dronu, bet dėja šito oro erdvę saugo žuvėdros ir nenorėjau rizikuoti, nors senamiestis iš viršaus tikrai būtų labai gražus. Nieko, dabar atsukam laiką atgal ir pažiūrėkite, ką dar gero nuveikėm Kroatijai. Vyksta dalykai slapti. Tokie, kad eisim žiūrėti, kaip auga vynuogės, kaip daro vyną. Geras vyną. Gal geras važiuojam? Čia, turbūt. Jana, Egle, Dragomir. Rafael. Nice to meet you. Dan. Dobar dan. Ziggy. Anna. Anna. All this hill was like this. So, bushes, like maybe 60 years ago. All the people from Primošten did this by hand. Okay. So it's like everything is square. It's a bit special. What time you usually take the grapes? We already did Yeah, that. I can see that, but that was this year. It was like mid-September. If you want, on Wednesday we will have olive picking. So if you want, you can come by and help and eat and. That would be amazing. Yeah, I would love to help actually. Okay, great. My father will be Awesome. I'm just wondering, what can we film about the wines, because the grapes are already picked, right, and they are already in the process. We're trying to find like an interesting story, and for us it's like we really want to get to know like, okay, how it's done in Croatia, like how do you grow the vines and how do you grow olive oil is also an interesting topic. If we probably could meet like on Wednesday and then we can talk to everybody and just have my microphones ready and we can just do it on the spot, you know? Yeah, I think that would be like, okay, nice to meet you. Yeah, very nice meeting you. Okay, then we'll be in touch. Okay. So thank you very much and we'll see you on Wednesday then. Yes, thank you. okay. Enjoy. Okay, bye-bye. Hvala. Hvala. Važiavom filmuoti vynogynų, nes norėjom padaryti tiesiog istoriją apie vynus, bet gavos taip, kad vynuogės jau nurinktos. Ir darysime apie alyvuogės informacinį video. Ir dabar atvažiavom į patį veiksmą. Dabar yra apie 8 po 8 valandų ryto. Ir jau čia darbas senai vyksta, verda.
viskas, esam po dienos darbų, saulelė jau beveik slepiasi už kalnų. Kaip surėmė. Wow, tokios patirties mes niekada, bent jau aš tikrai niekada neturėjau. Tai tas alyvuogių skinimas iš tikrųjų buvo man tokia kaip meditacija. Užsilipi kaip mažas vaikas į medį, prieš akis nerealus vaizdas, jūra matosi, kalnai ir savo skini alyvuogės ir meti ant žemės. Kartais, darydamas darbus už dyką, gali gauti daug daugiau nei darydamas už pinigus, tai čia irgi buvo tas momentas. Pamatėme ir pajautėme, ką reiškia sezoninis kruatų alyvuogių skinimas. Susipažinome su šių medžių specifika, sužinojome istorijas, kaip tai buvo daroma seniau, pabuvome šeimos dalimi prie tradicinio pietų stalo ir truputį pasidalinome savo kultūrą. Как вас рече на литвански? Į sveikatą. Į sveikatą. Į sveikatą. Molim te ne diraj, dušu umornu. Dainom užbaigiam dieną. Bet pradėjom ir dirbom su dainom ir užbaigiam. Kitą dieną kartu važiavome į vietinį fabrikėlį pasižiūrėti visą procesą iki galo. O grįžę pakalbinome Aną apie jo šeimos istoriją. My grandparents didn't have a proper job. They did the land. So every time we were with them in the fields or with our parents, my grandma would pick us up with the donkey. She would come from the fields and then she would stop and she would put us on a donkey and then we would go. So that was something interesting. Ir dar kartą buvome svetingai priimti prie šeimos stalo. Na, o pabaigai dar viena vieta, kurios nevalia praleisti aplankant Primoštėną. Šalia Primoštėno užkilom dar į tokį kalniuką, kurio tikrai neblogai. Matosi ir pats Primoštėnas ir aplinkui irgi matosi daugų miestelių iš aukščiau. Labai tokia. Labai fainai, labai apžvalgos atsiveria tokia gera aikštelė ir čia yra tokia didžiulė Marija, statula žiūrinti. Amerikos statula, žinai. Man tai tokia matrioška gal viškai. Bet šiaip vaizdai, wow, fantastika. Jeigu varysite Primoštėną, tai nepatingėkit, užvažiuokit čia, galite ir ateit, bet galite ir užkilti. Mes jums siunčiame šilčiausius linkėjimus ir gražiausius saulėlydžius, mielieji. Ant šitos apžvalgos aikštelės labai gražiai matosi saulėlydžiai, tai žmonės čia ateina palydėti vakarą, palydėti saulę. Vieni blogiau pasiruošia, kiti geriau, nes ateina žmonės ir su taurė vyno. Jo, mes šiandien palydim irgi saulę čia ir palydim šitą video į online. Beje, o kaip aš gavau drono kadrus? Antras bandymas, nes praeitą kartą užpuolė žuvėdrą. Tikėkime šį kartą taip neatsitiks. Girdi garsą už žuvėdrų? Girdžiu, bet nematau dar. Eina savo. Aš sakau, jas po viškių po to galvoju priekų. Saugus nusileidimas.